Sveiki, mėlyjeji. Darau įrašų lauke, nes man labai patinka gamta ir jos energetika. Darau įrašus ir su taro kortom, kuo daugiau galiu gamtoje. Bet jau darosi šalta. Naujiem metam darydama įrašą, kitiem metam taro kortom labai sušalau. Ir dabar jau vengsiu, gal žiemą darysiu vieną kitą. Bet, mylėjai, ir amžius, ir viskas jau truputį mane prilaiko nuo tų šalčių ir tokių, žinot, jau orai Lietuvoje nekažin kokie. Šakava kokia beržo už tvoros čia net nupūsta pas mane. Sodelį, kurį puikiai pažįstat iš mano vasarinių įrašų. Ir dabar matot tokį dar ne visai žiemišką, daugiau rudenišką. Tokia šlapdriba dabar krinta, bet vis tiek malonus gana oras, nelabai šalta. Noriu jums palinkėti besibaigiančiai šitais metais. Nesvarbu, kada žiūrėsit mano įrašus. Labai branginu jūs ir jūsų dalyvavimą mano gyvenime ir stebėjime. Ir ypatingai tie, kurie prenumeruojat mane, rašot nuostabus man komentarus ir padėkas, kurie deda tuos laikus. Mėlyji, aš dėl jūsų dirbu ir čia nieko aš už tai negaunu, bet jūsų dėmesys man didžiausia dovana ir kaip sakant, padėka ir didžiausia dvasinė dovana ir atlyginimas. Noriu jums pasakyti, kad bet kokiu oru, žiemą, vasarą, pavasarį, būkit tie žmonės, kurie mokės džiaugtis gyvenimu, mokės viskuo džiaugtis. Ta meilė, laimė, viską. Jeigu jūs tą mokėsit duoti pasauliui, mokėsit dalinti su kažkuo tai, mokėsit, sugebėsit gražiai, žmoniškai, civilizuotai, išsiaiškinti visus nesklandumus ir ar darbe, ar giminės rate, ar su savo gyvenimo partneriu, jūs būsite tada laimingi. Žmonės turi mokėti susišnekėti, turi mokėti bendrauti, šnekėtis. Gražus gyvenimas yra labai labai svarbu jūsų sveikatai, jūsų emociniam žmogaus būviui. Bus geros emocijos, jūsų organizmas dirbs kaip laikrodukas, kaip šveicariškas laikrodukas. Būsite tada sveiki ir stiprus, labai svarbu, branginkit, kuo mažiau konfliktuokit, venkit tų toksinių žmonių, kurie mėgaujasi karais, piktumais, ginčais, juos provokuoja, jais tiesiog gyvena. Tokius žmonės visi turit savo aplinkoj, tai toksiniai žmonės, tai labai blogi ir stenkit nuo tokių atsiriboti. Visada galim paprastai, nuoširdžiai išsiaiškinti visus jūs slegiančius nesklandumus, išsiaiškinti. Bendraukit, šnekėkit, nebijokit. Blogiau nešioti tuos akmenys širdį, jeigu yra kažkokia jum kančia, kažkokia palikit viską, įsivalykit, pabendraukit, nuoširdžiai, pasakykit, kad mylit, bet norit, kad tas ir tas kažkas gyvenime truputį keistusi. Partneriai, ypatingai gyvenimo partneriai, ir vyrai, ir moterys turi su savo partneriu susikalbėti, įsiaiškinti, nekankinti vienas kitų. Ar būsit laimingi, jeigu žinosit, kad kenčia jūsų artimas žmogus, kuris jums labai brangus. Tokie santykiai nebus labai nuoširdus ir jeigu jūsų bijos jums pasakyti partneris, ką jums jaučia, ar kažkuo yra skaudinamas ar nepatenkintas,
jūs negalit būti laimingi tada. Tokia partnerystė bus tokia, nenuoširdi ir žeidžianti. Išmokit mylėti nuoširdžiai vienas kitą. Paklauskit, ar viskas gerai. Nebijok pasisakyti man, jeigu kas nepatinka, ar gal kažkuo. Matysit, kad liūdnas žmogus, ar kažkas sutrikęs eina, kažkoks pasimetęs. Savo artimą žmogų jūs jau matot iš kūnų kalbos, iš akių žvilgsnių. Suprantat, kad kažkas jam graužia širdį. Pabendraukit, pasikalbėkit. Tikrai jūs nuo to būsit tik laimingesni įsiaiškinę. Jeigu pasakys, pasistengkit pasikeisti, neįsižeiskit, nesupykit, nedarykit ultimatumų ar kažko tai tokio, kad čia jūs tai tobulas. Nesam nei aš, nei jūs 100% tobuli, niekas mes nesam. Mes turim ir pliusų, ir minusų. Tas feng shui ženklas, pusė juodo, pusė baltų, tai yra tobulybė ženklas, kurie ir esat jūs patys. Jūs turit pusę gerų savybių, pusę blogų, jūs esat tobulas. Ir savęs nesmerkit, jeigu kažką truputį ne taip darot. Tai normalu, kad kažką tai reikia daryti ne taip. O jeigu pavyks jums prisiderinti, tai bus labai, labai gražu. Padarysit ir save, ir savo artimą žmogų dar laimingesnį. Tai bus didžiausia dovana. Žinot, važiuoju per Vilnių ir matau tą skelbimą. Tavo meilė man didžiausia dovana. Tai čia yra reklama vienos parduotuvės. Bet tikrai tai yra labai svarbu. Tavo meilė didžiausia dovana. Kiekvienam jūsų turi būti ne tie materialūs dalykai, bet būtent nuoširdumas, jausmai. Dovanokit šitą dovaną vienas kitam. Būkit laimingi, mėlieji. Ir iki kitų mūsų susitikimų, kurių tikiuosi dar galėsiu su jum pabendrauti daug dar metų. Iki pasimatymo.